Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Po atostogų visą laiką geros nuotaikos, visi pailsėję, visi pasilgę futbolo. Tas atostogas gal kažkiek užsitempė. Manau, tiek mes, tiek visi aplinkui laukia šią sezoną. Praeiti metai ganėtinai sunkus tiek komandai, tiek klubui ir kaip man pačiam kapitonui buvo. Tai aš stengiuosi kuo geriau pailsėti, galvą pravedinti, kad į naują sezoną ateit su naujom mintim ir šviežia galva. Naujas iššūkis, nauji tikslai, naujas galimybės. Ir manau, kad galbūt visi išvys naują Žalgirio veidą. Žalgirio tikslai visą laiką yra vieni – būti čempionato viršūnėje. Nori matyti atakuojančią komandą, nori matyti gerai besiginančią komandą ir pelnančią įvarčius. Yra jau tų pagrindinių žaidėjų, yra jaunimo, kur padeda mums, kur prisijungia, sakykime, pasiruošimo ciklų, bet žinom, mes dar ieškome ir deramės su kai kuriais žaidėjais, tai dar manau, kad 5-6 žaidėjai turėtų papildyti komandą. Einam, kovojam ir tada bus futbolas. Tai aš noriu tiesiog matyti komandą kovojančią kiekvienose rungtynėse dėl pergalės. Toliau, futbole būna visaip. Ir pagrindinis mano tas akcentas yra būtent kova kiekvienose rungtynėse, nes pirminį svarbiausią tikslą aš matau pilnas tribūnas, o tai yra susiję dalykai. Dėl ko mes žaidžiam, dėl žmonių, dėl sirgalių žaidžiam ir kai tu matai, kad žmonės domisi klubu, domisi tavim ir kad ateis galbūt pilni stadionai kiekvienose varžybose, ko mes norėtume ir tikimės, tai čia tik malonumas ir džiaugsmas. Kontrolinės rungtynės sudėliotos visos, manau, kad neužilgo mes jas paskelbsim. Turėsim kelias išvykas, vieną Lietuvoje, vieną į Latviją ir visą kitą žaisime čia. Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.